Triju Baltijos sēsu tautu – lietuvju, latvju ir estu dainu ir šokju šventes ir unikālus kultūros reiškinys. Jos oficiālai įrašytos į UNESCO nemateriālaus kultūros paveldo sąrašą. Šiandien pažiūrēsim į vieną svarbiausių latvju ir lietuvju nacionalinių tradicijų – dainu šventę. Lietuvju muzikos enciklopēdijoje šis reiškinimas taip. Dainu šventēs. Mācīnieku choru saskrīdžojus jungtinais koncertais. Rengamos daugiausia svarbaus visuomenės įvyko jubiliejaus proga. Jose dažnai dalyvauja dainų ir šokių ansambliai, šokėjų kolektyvai, kaimo kapelos, įvairūs orkestrai. Jungtinių chorų koncertams statomos estrados. Per šventes vyksta chorų varžybos, rengiamos eitynės, tautodailės parodos. Tarp latvju ir lietuvju dainu šventėmis yra daug panašumų, bet yra ir skirtumų. Abiejų šalių šventes simbolizuoja nacionalinę tapatybę. Dainuotojai ir šokėjai dėvi tautinius drabužius. Tai yra stiprus vienijantis elementas. Istoriškai pagrindinis skirtumas yra laikas ir tapamo kontekstas. Latvija niekada neturėjo karaliaus kaip Lietuva. 19. amžiuje Latvijai tik pradėjo mąstyti apie tai, kad jie yra Latvijai ir kad būti Latviu yra vertinga. Prasideda pirmas tautinis atgimimas. Ar galim sakyti gimimas? Rygoje buvo įkurta Latviju draugija. Ir kai draugijai buvo 5 metai, jos nariai nusprendė organizuoti visuotinę Latviju dainų šventę. Ir taip, 1873 metais Rygoje, čia, Esplanadoje, vyko pirmoji Latviju dainų šventė. Ten buvo pastatytas pagrindinės tradicijos, kurios vyksta iki dabar. Po 7 metų, 1880 metais, Latviju draugija organizuoja jau antrą visuotinę Latviju dainų šventę. Čia, Rygoje. Po Pirmo pasaulinio karo 3 Baltijos šalys deklaravo nepriklausomybę ir tapo laisvos nuo Rusijos imperijos. Laisva Lietuva, sekdama latvių ir estų pavyzdžiui, surengė pirmąją nacionalinę dainų šventę, pavadinta Dainų diena. Šventė vyko 1924 metais Kaune, nes tada Kaune buvo Lietuvos sostinė. Po 4 metų Lietuva, švęsdama savo 10 metų nepriklausomybės, sukūrė antrą dainų šventę. Kai Baltijos šalis buvo okupuotos ir priklausė Sovietų sąjungai, dainų šventės nemirė. Kodėl? Juk tai tik nacionalinis reiškinys. Tiesa, bet vis dėlto Latvijai ir Lietuvai norėjo dainuoti. Ir šventės vyko tik su sovietinėmis temomis. Lenino gimtadieno dainų šventė, sovietinės sistemos jubiliejaus dainų šventė ir kitos. Be to, sovietiniai propagandai labai patiko dideli reiškiniai, kur visa tauta yra kartu. Jei visi ką nors daro kartu, tada tautos dvasia stiprėjo
ir taip galėjo augti proletariātas. Iš vienas puses tai buvo nacionālinis reiškinys, iš kitos puses sovietinei propagandai tai buvo puiki proga parodyti vienybę, progresa ir darbo liaudies džiaugsmą. Kadangi grandiozumas buvo svarbi ideja, tikslai sovietmečiu Latvija ir Lietuva gavo dideles scenas. No 1955 metų Latvijos visuotinė dainų šventė vyksta Meža parke, čia Didžiojoje estradoje. Estrada buvo pastatyta tiesiai dainų šventei ir ji daug kartų perstatyta ir daryta vis didesnė ir didesnė, nes visada trūkdavo vietos. Ir dabar čia galima kartu dainuoti iki 16,000 žmonių. Lietuvoje taip pat buvo pastatyta dainų šventės estrada. Dabar esu Vilniuje, Vingio parke, ir čia gali matyti dainų šventės estradą. Ją projektavo estų architektas ir ji pirmą kartą panaudota dainų šventėse 1960 metais. Ir nuo to laiko visi dideli dainų šventės koncertai vyksta čia, estradoje. Kaip seserys, Latvija ir Lietuva mėgsta varžytis, kuri turi geriausią sceną. Pažiūrėsim į skaičius. Kaip minėjau, Latvijos Meža parke ant scenos gali saugiai dainuoti 16,000 choristų, o Vingio parke 10,000. Latvijos scena naujesnė ir net 2x aukštesnė nei Lietuvos. Meža parke per beveik 36 metrų aukštyje yra 74 laiptų pakopos, kur stovi dainuotojai. Vingio parko estrados aukštis 18 metrų ir ten yra 43 dainuotojo laiptų pakopos. Viena yra atlikējai, bet taip pat svarbus ir žiūrovjai. Abiejų parkų žiūrovju laukų plotai yra šiek tiek panašus – 21 ir 26 tūkstančiai kvadratinių metrų. Vingio parke yra didelis žolėtas plotas, kur paprastai nėra sėdimųjų vietų. Organizatoriai gali statyti tiek, kiek nori. Meža parke plotas taip pat žolėtas. Jis yra languotas dėl tako tinklo. Ir ten galima pastatyti mobilius suoliukus. Oficialiai 30 557 sėdimojosios vietos. Kasdienybėje jie surenkami ir laikomi kitur. Maksimalus lankytojų skaičius buvo pasiektas 88 metais atgimimo laikotarpiu sovietmečiu pabaigoje. Lietuvoje Vingio parke vyko mitingas ir ten buvo apie 200,000 žmonių. Tas laikas buvo dainuojanti revoliucija. Baltijos šalis atkūrė savo nepriklausomybę dainomis. Nuo nepriklausomybės atkūrimo Baltijos šalis atnaujino dainų švenčių tradicijas. Dabar mēs galim rengti šventes, kaip patiems labiau patinka. Trumpai palyginsiu paskutines šventes. Lietuvos visuotinė dainų šventė 2024 metais truko 8 dienas, no birželio 29 dienos iki Liepos 6. Šventėje dalyvavo apie 37,000 dalyvių, o iš viso buvo net 200,000 žiūrovų. Latvijos paskutinė visuotinė dainų šventė vyko vienerais metais anksčiau. Šventė truko 10 dienu, no birželio 30 iki Liepos 9.
Jį sulaukė beveik 41 000 dalyvių ir maždaug 500 000 žiūrovų. Padariau kokią nors santrauką apie pagrindinius panašumus ir skirtumus. Abiejose šalyse vyksta keli dainų ir šokių koncertai, parodos, chorų varžybos ir eisena. Nuo 20. amžiaus vidurio baigiamasis koncertas vyksta didelėje estradoje. Šventės yra nacionalinis simbolas, ten yra svarbu dėvėti tautinius drabužius. Renginys yra labai populiarus ir visi bilietai išperkami jau po pusės valandos. Šventės abiejose šalyse organizuoja Nacionalinis kultūros centras. Lietuvoje dainų šventės vyksta kas 4 metus, o Latvijoje kas 5 metus. Latvijoje šventės prasideda 19. amžiaus pabaigoje, o Lietuvoje tarpkaro laikotarpiu. Galime matyti laiko juostą. Kairėje pusėje yra Latvijos duomenys, dešinėje pusėje Lietuvos. Visos šventės iki Antrojo pasaulinio karo vyko sostinėse Rygoje ir Kaune, išskyrus 5. Latvių dainų šventę Jelgavoje. Sovietmečiu šventės buvo šiek tiek reguliaresnės ir dažnai vyko tais pačiais metais abiejose šalyse. Nuo to laiko turime estradas. Po nepriklausomybės atkūrimo 90. metais Lietuva turi vieną šventę daugiau. Įspūdingi skaičiai, ar ne? Bet tai dar ne viskas. Dar vyksta moksleivių dainų šventės ir dar studentų dainų šventės gaudāmus. Bet tai jau tēma kitam kartui. Susitiksime po metu, kai ir Lietuvoje ir Latvijoje vyks kitos visuotinės dainų šventės. Iki!